Labas rytas! Tai aš jau esu naujoj saloj, vakar atvažiavau ir gan iš tikrųjų ilgai pamiegojau, sakyčiau. Ir pagalvojau, kadangi šiandien neturiu iš tikrųjų jokių planų, bent jau kol kas, kad noriu nueiti ar pabandyti bent jau nueiti į salę. Valandėlę kokią gerą, šiek tiek pasportuoti, grįžti, susitvarkyti, papusryčiauti ir eiti galbūt pasivaikščioti ir nueiti prie jūros, biškį pabūti. Žodžiu, noriu šiandien turėti tokią gan chill dieną. Vakar atvažiavau į šitą salą ir nors nevaikščiau praktiškai tik tais, kol atėjau iki savo apartamentų, bet man atrodo, kad jau galiu pasakyti, kad šita sala yra mano mėgstamiausia iš visų šitų trijų. Tai kol kas vibas man atrodo grinai mano. Man labai patinka ir manau, kad čia jau yra mano mėgstamiausia sala, nors aš joje visiškai nepraleidau laiko, nes vakar tiesiog ilsėjausi. Bet leiskit dabar parodysiu jums savo apartamentus, nes čia aš būsiu viena iki sekmadienio, tai iš viso 3 naktis. Tai žodžiu, turiu terasėlę, va, kas yra žiauriai cute, reikės išsiskalbti rūbus, pasidžiauti. Tada turiu 2 lovas. Čia betvarkė dabar yra, vėliau susitvarkysiu, nekreipkite dėmesio. Tada mano virtuvėlė, didelis šaldytuvas. Vakar nuėjau, dariau voice'us savo draugiam ir buvau vakar šiek tiek susierzinus visą dieną, nes prasidėjo mėnesinės ir tokia, bet kas mane labai galėjo greitai išerzinti. Tai nuėjau parduotuvę ir sakau draugiam, nuėjau parduotuvę ir išleidau 12 eurų. Tarsi tai būtų labai daug. Tavytės, piragiukai, sausainiukai, žodžiu, prisipirkau grinai šūdniekių tokių. Turiu, va, spintą, ir tada mano tualetas. Va, aš jau esu apsirengus savo sportinę aprangą. Va, labai didelis dušas ir tulikas. Gerai, susirandu kojinytės. Kiek mačiau, galima eiti vienam kartui. Kainuoja 350 batų, dar neišsiverčiau, kiek čia yra mūsų pinigais, bet tikrai apsimoka. Man blemba vakar žiauriai nutrynė tapkės. Labai durna esu, kad nenusipirkau normalių tapkių. Dieve, kaip gera, kai šitie batai yra išplauti ir kvepia dabar. Reikia dar susirasti spinelę. Ir va, kaip mano namukas atrodo iš lauko, žiauriai mielas ir čia jų yra daug. O vakar, žinokit, kol čia atvažiavau, tai turbūt dėl to tokia suirzus iš dalies ir buvau. Su tokiu keltu siubavo į kairę, į dešinę, į viršų, į apačią. 2 valandas. Tai prasme, jau aš esu ta patvari tokiem dalykam, kur manęs nelabai ima vėmimui. Bet dauguma žmonių vėmė ir aš jau galvoju, jūs baikit, nes aš tuoj, kai irgi dėsiu, kaip aš dėsiu visą skrandžio turinį. Gerai, kad buvau daug neprivalgysiu, labai minimaliai papusryčiavau, bet jau pradėjo supti ir mane, ta prasme, ir baisu buvo, nors aš suprantu, kad nieko nenutiks. Bet, ta prasme, siubavimas buvo žiaurinis ir vis pasibuvo ir žmonės wow, už tai, kad, tikrai gan baisoka buvo ir atrodė, kad mes paskesim, nes buvo vakar šiek tiek tokia audra, tai bangos buvo didžiulės. Bet atsidūriau čia ir paskiau, kol susiradau šitus apartamentus, ta prasme, o Jėzus Marija, susinervinus visą, nes Google Maps'uose nerodė, nuėjau kitą pusę. Aš galvojau, aš kažką nužudysiu vakar. Tai dėl to tiesiog čilinau vėliau ir galvoju, Monika, tau šiandien reikia pailsėti. Jau vien tik vaizdas išeiti iš mano apartamentų yra labai gražus. Ir jau matosi ten toliau jūra. Tai aš čia grinai 5 minutės nuo jūros. Labai, labai maža. Tu tiesiog joje gali pasivaikščioti, tau nereikia nei mašinos, nei motorolerio, nei nieko, nes gali ją visą tiesiog apeiti. Atėjau, žodžiu, iki salės ir, nežmoniškai mažo, ta prasme, ten 3 treniruokliai gal, gerai 5 treniruokliai, bet visi rankom ir pečiam, žmonių daug, nežinau, ką aš ten veikčiau, nes net nėra vietos, kur galima būtų atsigulti ir padaryti preso pratimus, nes tiesiog viskas ant tiek suspausta. Vienas tiesiog kambariukas toks labai labai mažas. Galvoju, ką daryti, yra kita salė, biškė atrodo lyg didesnė, 36 minutės kažkom. Dar yra toks būti kempas, ten yra grinai klasės, bet mačiau, kad vienintelė klasė dabar yra 5 valandą. Tai nežinau, ar aš labai noriu 5 valandą eiti, jaučiu ne, tai aš manau, kad aš tiesiog praleisiu salę, kas yra labai gaila, nes aš jau apsirengiau, susiruošiau. Tai liūdnoka šiaip, nes labai norėjau nueiti, labai buvau nuotaiko ir šiaip jau virš savaitės nebuvau salėje ir tikrai jaučiu, kad to labai pasiilgau. Bet ką darysi? Ir iš tikrųjų, tai lyg tyčia pradėjo skaudėti pilvą. Tai labai nefainai. Dabar galvoju, kad grįšiu namo, biškį apsitvarkysiu, persirengsiu į maudomą ir pradėsiu eiti link jūros. Manau, kad paeisiu šiek tiek daugiau šoną, nes ten, kur aš esu, tai yra grina laivų prieplauka, ten, kur aš vakar su laivu atplaukiau.
Tai nueisiu biškį toliau, pasideginsiu ir po to, manau, eisiu kažkur pavalgysiu pietus. Nu ir tada žiūrėsim. Tai nusprendžiau vis dėlto pavalgyti pusryčius prieš einant prie vandens, nes pagalvojau, kad visai esu jau šalkusi, o jeigu dar būsiu prie vandens, tai iš viso praalksiu. Tai pavalgiau, labai skanu buvo ir šiaip labai graži vietelė, labai faina vietelė ir jinai yra prie pat mano namuko praktiškai, tarsi 5 minutės. Tai dabar šiek tiek paeisiu, kur esu kažkur gražiai prigulti ir šiek tiek pasideginsiu. Ir eilinį kartą labai gailiuosi, kad nepasiėmiau dienoraščio, nes būčiau galėjus prie jūros parašyti. Labai atsilieku iš tikrųjų, kokias 4 dienas jau, tai reikės turbūt grįžus tai padaryti. Ir šiaip, kai sėdėjau toj kaviniai, tiesiog vėl tokie geri jausmai paėmė. Atrodo, čia yra taip gera ir gyvenimas toks lengvas ir gražus. Ir atrodo, čia būdama vertinu labiau, kaip iš tikrųjų yra gera gyventi ir koks yra gražus gyvenimas. Nemaniau prieš tai, kad jis yra negražus, bet tiesiog dabar visai kiti jausmai. Ir aš nuolat šypsausi, nuolat esu su nuotaika. Jeigu ir susierzinu, tai 5 minutėm ir tas susierzinimas jau toks minimalus, kad net negalėtum jo vadinti susierzinimu. Iš kitos pusės, kai pagalvoju, aš esu savaitę laiko, o jau visko tiek nutiko ir aš jau taip gerai jaučiuosi. Tai man yra labai įdomu, ką dar likusios beveik 4 savaitės man atneš. Ir dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, apie ką galvojau vakar. Žinot, tai jausmą, kai susipažįsti su žmogum ir atrodo, kad aš tave pažįstu taip ilgai, bet tuo pačiu ir taip trumpai. Atrodo, mes ką tik susipažinom, bet aš tave pažįstu jau beveik kiek metų. Tai man būnant čia yra labai panašus jausmas, kad atrodo, aš čia tik ką atvažiavau, bet tuo pačiu atrodo, kad aš jau čia esu taip ilgai ir aš taip pripratau ir man čia yra taip gera. Ir kaip matėt, užsibukinau rytoj į tripą. Tai man labai patinka tokius daryti, už tai, kad būna visos dienos tripas, atveža po daug paplūdimių, parodo vietų, tai vienu žodžiu, kai neturi laiko, geriausias dalykas. Tai pati, aišku, galiu irgi pasivaikščioti ir daug ką pamatyti, bet yra kur kas geriau, kai kažkas parodys, kas viską žino, yra programa ir taip pat nardysiu su šiaudeliu. Ir labai pigi kelionė iš tikrųjų buvo. Ir plus yra į kainą įskaičiuota ir pietus. Ir 7 valandos truks. Manau, kad rytoj bus labai faina dienelė, tai šiandien galiu šiek tiek labiau pačilinti. Nes nuo tokių tripų irgi labai nuvargsti visą dieną, nes plus ir bendrauju su žmonėm. Tai šiandien stengsiu su nieko nebendrauti ir tiesiog būti viena. Žinokit, jau kokį pusvalandį vaikštau ir niekur nerandu kur prigulti, nes labai mažai vietos ir labai daug medžių, tai daug šešėlių, aš labai norėčiau ant saulės. Ir tarp kitko, praėjau pro labai daug tokių mielų parduotuvėlių, tai galvoju vėliau grįžtant gal kažką nusipirksiu, nes mačiau ir tašyčių tokių nertų labai fainų buvo ir papuošalų visokių, nu ta prasme, ko tik nori. Ir kainos labai nebuvo aukštos, tai manau, kad kažką reiks nusipirkti. Manau, kad galbūt radau paplūdimį, labai tikiuosi. Kaip pastebėjau, anoj saloj problema buvo su taksiais ir susisiekimu, šitoj su paplūdimiais. Ten buvo tiesiog kavinukė ir vanduo ten čiut neliejosi iki pat stalų, tai niekur aš čia neprigulčiau. Čia atrodo labai faina nardymo vietelė, jos nemačiau internete. Neparašyta tik tais kiek kainuoja, bet atrodo labai gerai. Žodžiu, kaip minėjau, planai keičiasi visada, kai esi vienas, tai tenka man eiti atgal, nes čia paplūdimių daugiau nėra. Tai nusprendžiau beeinant užsukti į tas kelias parduotuvėlės. Išėjau iš paplūdimio, šiek tiek pagulėjau, pradėjau jaustis labai nekaip. Nežinau, kas čia yra. Atrodo, kad lyg vempt norėčiau. Nusipirkau keletą dalykų, bet jaučiuosi labai keistai, nes vempt atrodo dabar nenoriu, bet supa biškį. Tai aš nežinau, ar čia man ateina vėmimas lėtai, kai būna per pagirias, ar kas čia yra, bet labai keistas jausmas.
Ir atrodo, lyg jaučiu tokį poskonį pusryčių. Nu, žodžiu, nežinau, kas yra, bet labai keistai jaučiuosi. Tai bandysiu ilgai neužsibūti ir jau einu pakeliui namo. Tikiuosi, kad nesusirgsiu. Šiaip žinau, kad būtent šitoj saloj siaučia virusas. Bet tik neatsimenu, kaip jisai vadinasi. Tai labai tikiuosi, kad aš šitą viruso nepasigavau arba kad nebūsiu apsinuodijus tais pusryčiais, bet pagalvojus, kas ten vaisiai buvo ir tyrė ten tokia. Bet iš dalies, jeigu plauti vaisiai buvo su vandeniu iš krano, tai gali visko būti. Nu, žodžiu, čia gali būti daug variantų. Gal tiesiog šiaip nuo karšto oro mane susuko. Tikrai nežinau. Tiesiog labai tikiuosi, kad viskas bus gerai ir kad greit baigsis, nes būtų labai nejuokinga, jeigu surakintų mane prie lovos su visokiais vėmimais ir taip toliau. Žinokit, buvo ilgiausias ėjimas namo. Aš galvoju, aš apsivemsiu, bet kurią sekundę jau vėliau ant galo tai blogai buvo. Bet neapsivėmiau ir grįžus namo dar irgi nevėmiau. Bet atrodo, bet kurią sekundę šoksiu. Nieko neturiu nuo va tokios savijautos. Turiu tik mezimo ir angliukų, tai abu ir išgėriau. Ir vandens išgėriau daug. Tai pasistengsiu pamiegoti ir gal kai atsikelsiu jau bus praėję. Aš sakau jum, aš kol čia būsiu, aš tikrai viską patirsiu, ką įmanoma. Dar nepavyko pamiegoti, nes žinokit, žiūrėjau vieną video ir teko bėgti vemti, tai išvėmiau visą savo skrandžio turinį ir manau, kad eisiu į tualetą vėl, bet nežinau, pro kurį galą dabar. Jaučiuos blogai, bet biški geriau nei prieš tai. Tai eina savo, tikiuosi, kad nebūsiu kokio viruso pasigavus ir kad greit praeis, nes būtų labai nejuokinga. Dar prieš rytoj užsibukinau tą programą, tikrai nenorėčiau tokioj fainoj saloj pragulėt lovai. Nu, hebrytė, kaip atrodo, taip ir jaučiuosi. Žinokit, buvau pragare virš 5 valandų, praveduriavau ir pravėmiau kas 5 minutės, kas 15 minučių, ta prasme, buvo tragedija, žinokit. Čia toks grinai kaip proto virusas, vadinasi norovirusas, tai kas žinot, kaip vyksta dalykai su rotavirusu, nu tai vat. Ir labai dideli pilvo skausmai, atrodo, durė. Bet jie ateina taip iš niekur. Tai susiskambinom su draugu, sakau, prašau, gal galim būti susiskambinę, sakau, man taip liūdna. Ir, nu, toks paėmė liūdesėlis. Susikadinau visą dieną ir kaip jaučiuosi blogai. Ir, nu, ta prasme, rytoj nežinau, ką daryti dėl to tripo. Ar man čia pagerės ar ne, nes šiaip prašo, kad šitas virusas gali trukti nuo 1 dienos iki 3. Tai draugas sutiko būti susiskambinus, tai jis tiesiog geimino, o aš miegojau ir taip kameras pasidėjo viens prieš kitą. Ir aš bandžiau snausti, einu pavėmiu, vėl snaudžiu. Aišku, aš įsijungiau mikrofoną, kai jau veiksme buvau. Nu ir taip mes prabuvom ir man iš tikrųjų dabar pagerėjo. Tai dabar jau galiu sakyti, kad jaučiuosi visai kaip žmogus. Aišku, esu labai pavargus, nes normaliai nemiegau, tas snaudimas. Tai toks buvo grinai laukimas iki kito karto, kada įsivemti ar viduriuoti. Tai sakiau, kad draugas čia mane pagydė. Jau atsisveikinom, sakiau, eisiu miegoti, bet galvoju, dar reikia padaryti jums update'uką. Ir reikėtų šiaip man pasižiūrėti jų bilietus, kur aš toliau važiuosiu ir Vietnamą. Nu, žodžiu, jau reikia šitus dalykus būtinai daryti, nes aš nežinau, ką aš po poryt veiksiu. Tai, žodžiu, išgėriau ir angliuką, ir nuo viduriavimo, ir mezimą, ir nuo skausmo. Kadangi dabar ilgą laiką nevėmiau jau virš valandos laiko, tai išgėriau vaistų, nes labai tikiuosi, kad jų neišvemsiu. Parašiau savo šitam hoteliui, nežinau kaip čia pavadinti, apartamentam, ir sakau, gal galit man daugiau tualetinio popieriaus atnešti, papasakau visą situaciją. Tai sako, gerai, sako, gal dar vandens tau reikia, sakau, jo, prašau, atneškit, nu dėl viso pikto, nors turiu daug vandens, bet atnešė 2 didelius bambalius. Ir dar paprašiau elektrolitų, tai vat irgi atnešė gal kokius 4 maišelius. Nes viena problema su šitu virusu yra dėl skysčių. Už tai, kad tu viską išvemi ir apskritai vėmimas, viduriavimas labai tave dehidratuoja. Ir kad ir kiek tu išgeri vandens, vėliau jeigu išvemin, tai pas tave niekas viduje nepasilieka. Dabar eisiu išgerti ir galbūt jie ten įsisavins pas mane kažkur. Nu, žodžiu, bet nuotykiai, tai aš kaip sakiau, tai dar kartą patvirtinu, aš per savo kelionę patirsiu viską. Ai, dar parodysiu, ką nusipirkau, kai ėjau namo prieš tai. Nes keletą dalykų pasiėmiau, labai džiaugiuosi, man atrodo, kad labai geri pirkiniai. Elektrolitai first. Taip, nusipirkau tokį sijonuką, toks ilgas sijonukas, tai už jį mokėjau beveik 14 eurų. Tada pirkinys, dėl kurio labiausiai iš tikrųjų džiaugiuosi,
Aš labai mėgstu tos tote bag. Tai nusipirkau štai tokį. Ir už ją aš mokėjau beveik 10 eurų. Ir tada nusipirkau štai tokią sagę, 2 auskariukus. Vieni štai tokios gėlytės. Ir kiti tokios kriauklytės. Ir tada nusipirkau dar tokį kriauklių pakabuką. Ir už šitus vieną sagę, vieną grandinėlę ir 2 auskarus mokėjau 9 eurus. Kažkaip išgyvenau vakarykštę dieną, tai šiandien pabudau ir galvoju, ką daryti dėl to tripo. Tai nors ir jaučiausi gerai ir vakar jau nevėmiau nuo gal kokių 8-9 vakaro, bet nusprendžiau vis dėlto nevažiuoti, nes galvoju, būsiu laive, tai apdrūk mane vėl suimtų. Tai labai gerai išsimiegojau, iš tikrųjų miegojau šiandien belenkiek, nusipirkau bilietus į Vietnamą, dar reikia tik vizą pasibaigti pildyti. Taip pat užsiregistravau jau į Hajang Lupą, čia yra mano pagrindinis dalykas, ką aš noriu nuveikti Vietname ir dėl ko aš apskritai ten praktiškai važiuoju. Tarp kitko, mano pirmas maistas nuo vakar. Neįsivaizduoju, kaip skanu. Ir užsibukinau hotelį. Nu, žodžiu, keletą dalykų jau svarbių pasidariau, tai labai savim dėl to didžiuojuos. Tarp kitko, nežinau ar girdit, kažkoks paukštis ar kažkoks gyvūnas nuolat leidžia šitą garsą. Nuo pat ryto mane pažadina. Girdit? Atrodo, jis aimanuoja. Tai nusprendžiau, kad nebenoriu gulėti lovai, nors nemeluosiu, biškai bijau kažkur važiuoti ar eiti, nes neduok dieve mane vėl suimtų. Taip laukiu už tos salos, jūs neįsivaizduoja, čia atrodo karma. Taip laukiu, man taip patiko šitą salą. Ir ją mažiausiai pamatysiu iš visų. Šiandien eisim biškai pasivaikščiosim. Yra kažkoks viewpoint, kur reikia 42 minutės hikint. Tai aš nusprendžiau, kad kodėlgi ne. Po labai didelio vėmimo ir viduriavimo ir visų kitų bairių, kuriuos vakar patyriau, šiandien varysiu į hiką. Biškel pasidažys man. Jau panaudojau keletą dalykų, ką nusipirkau čia Tailande. Tai pavyzdžiui, šitie skaistalai yra tokie faini, va šiti šlapi. Ir spalva, ir tai, kad jie yra tokie labai natūralūs ir švytintis ir kvepia kokosais, nu va, natūraliai žiauriai atrodo. Iš tikrųjų, beveik visi produktai, ką nusipirkau, man patinka, apart ant tokių pieštuko, nes aš jį dar ir sulaužiau. Ta prasme, ten kažkoks žiauriai keistas ir neprotingas įpakavimas. Noriu būti skaistaluota ir saulės nubučiuota. Čia bus žiauriai minimalus makiažas, už tai, kad vis tiek yra karšta. Nu gerai, man patinka, kaip čia atrodo makiažas. Ada, žiauriai fainai. Žiauriai džiaugiuosi, žiauriai sveikinu. Maladėts, pavarysi. Šiaip tos visos narystės yra žiauriai fainai, nes tu ir pažinčių susirandi, ir visokiausių, akiratį praplėti, nes aš kai esu tam HR klube, tai irgi ten žiauriai fainai, nes, tiesiog tu daug pamatai, daug sužinai. Man turbūt vienas gražiausių dalykų yra vasaros Strazdanas. Tai aš labai dažnai jas piešiu ir iš tikrųjų čia būdama labai daug piešiau. Tarp kitko, lūpdažiai visi, kuriuos pirkau, tai yra Susirašiau ir einu į tą viewpointą, iki kurio 42 minutės, jaučiuosi lygtais gerai. Kitas dalykas, galvoju, papasakosiu jums apie savo darbą, kol vis tiek einu. Tai su mano darbu, žinokit, buvo labai daug reikalų pastaruoju metu. Kovo mėnesį 2024 mus labai stipriai apvogė Lenkas, mūsų ištikimas narys, kuris iš mūsų nuomavosi aparatūrą jau metus ir kuriuo mes labai pasitikėjom ir aš su juo net buvau realiai susitikusi. Labai fainas vyras visada atrodydavo ir labai ištikimas mūsų narys. Ir jisai mus baisiai apvogė. Nukentėjo virš 30 žmonių. Situacija buvo labai prasta. Ir tuo metu aš buvau Londone pas savo buvusį draugą. Ir aš tasiausi per policiją. Buvau ir su juo susitikus, paėmiau jo pasą. Žodžiu, buvo tragedija, nes aš labai stengiausi visiems padėti, duoti suportą, su visais kalbėti. Žinojau, per ką jie eina, nes kai kuriuos labai stipriai apvogė ir aišku, kad tai paveiks jų verslą. Ir galiausiai susimokė jie visi, tas visas aukas paveiktos to nario. Tai buvo visiškai nejuokinga, nes buvo jie visi labai pikti, kai kurie net sakė, kad aš juos apvogiau. Labai čia ilgai iš tikrųjų yra istorija. Ir mano kompanija vėl buvo bankroto slenksčių, bet kažkaip išsikapstėm ir vadovai pradėjo naują kompaniją. Tiesiog, kad turėtų planą B. O aš jau buvau pradėjusi ieškoti naujo darbo. Bet galiausiai, vėlgi, long story short, mano vadovai man pasiūlė tapti kompanijos CEO ir tiesiog vienai managint kompaniją, karpyti biudžetą, turėti praktikantų. Mes kaip ir padarėm strategijos planą, kaip tai galėtų
įvykti ir aš patapau savo kompanijos CEO. Mano vadovai vis dar man padeda ir duoda supportą ir dar aš turėsiu onboardingą už tai, kad dar tokio neturėjau, bet aš pasakiau savo vadovam jau vasarą, kai nusipirkau bilietus. Mano sąlygos yra tokias, kad aš važiuoju į Aziją ir man reikia šito mėnesio atostogų. Ir mano vadovas pasakė, gerai, mes puikiai suprantam, kad tau reikia pailsėti, tu esi visiškai emocionaliai išsunkta ir mes tą mėnesį, kol tavęs nebus, už tave padirbsim. Tai va taip aš gavau mėnesio atostogų ir taip viskas susiklostė su darbu. Kitas dalykas, kadangi sakau, turiu tikrai daug ką papasakoti, tai yra mano santykiai su Danieliu. Noriu paminėti tai dėl to, kad labai tai vertinu ir labai džiaugiuosi, nes labai su daug ko pašneku ar pašnekėdavo anksčiau, visi sakydavo, kaip tu čia gali su savo buvusiu būti draugais, nesąmonė, čia ilgai netruks ir taip toliau. Kas žiūrėdavot mano vlogus žinosi, Danielis yra mano buvęs vaikinas. Mes vis dar esam geriausi draugai. Vis dar vienas kitam padedam, bendraujam dėl gyvūnų. Ir šiaip, ta prasme, aišku, tas bendravimas nėra toks dažnas, nes tiek Danielis turi merginą, tiek aš turiu vaikiną. Abudu esam užsiėmę, bet ta prasme, mūsų draugystė vis dar yra tokia pati stipri, kokia jinai buvo anksčiau, dėl ko aš tikrai labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad jinai tokia visada ir liks. Pati niekada nesuprasdavau, kaip galima būti draugais su savo buvusiais, bet man atrodo, kad labai priklauso nuo situacijos. Kaip išsiskyrėt, kokie buvo santykiai, kartais tai yra tikrai įmanoma. Aš visai neblogai sutariu su Danielio panele, tai dabar jinai mano kompanijoje atlieka praktiką. Tai jinai dabar yra mano praktikantė. Tai vat. Žiauriai gražu, bet aš nelabai žinau, kaip čia užlipti. Ta prasme, nelabai įsivaizduoju. O, dievai. Žinokit, tokių gražių vaizdų turbūt nesu gyvenime mačius. Ai, atleiskit, biškį padusau, nes nulipti buvo dar sunkiau nei užlipti, ten grinai akmenis. Nebūčiau aš, susipažinau su tokiu vaikinu, jisai filmavo vlogą su kamera ir pradėjom šnekėti apie aparatūrą. Pasakiau jam, kad dirbu video ir kad esu dabar CEO. Jisai pasirodo naudoja mūsų kaip ir kompetitorius, kurie yra Fetlama. Tai apie tai pašnekėjom. Žodžiu, žiauriai cool, sakė, atsiūs man į Instagramą, kai kels vlogą, nes jisai jau daro tokius cinematiškus vlogus, jau netokius šiaip sau, kaip kad aš tiesiog lelekinu. Jau ten rimtai, jau pradėjo saulė leistis, aš jau einu žemyn, labai man patiko ten, labai džiaugiuosi, kad atėjau. Ai, va, dar vienas dalykas, kurį papasakosiu, tai yra mano dabartinis draugas. Čia buvo ta situacija, kai nesitiki ir nutinka. Tai aš žadėjau būti vieniša metų metus, sakiau, nieko nenoriu deitinti, su nieko nenoriu susitikinėti, nebent kažkokius ten, nežinau, vienos nakties nuotykius vos ne. Ir visiems šitą sakiau, ir draugam, ir net vadovam, už tai, kad mes labai gerai sutarėm, tačiau visiems žmonėms sakiau. Kažkaip man atrodo, kad kai pradėjau jau šiek tiek gyti, man prasidėjo kažkokie marazmai, kad man reikia kažkokių nuotykių, kažkuo pabendrauti, kažkokio dėmesio nesupras iš tikrųjų. Nusprendžiau parsisiųsti Tinderį. O turėkit omeny, kad aš visada buvau tas žmogus, kur Tinderis, nu tai, tarsi visi tie appsai, tai tikrai ne man. Jau aš ten tikrai niekada nebūsiu, nieko nesusirasiu, bet kažkaip galvoju, ai, atsisiųsiu ir pažiūrėsiu, kas čia toj Danijai gero. Tikrai nieko nesitikėjau ir galvojau, kad, nu, to viskas ir baigsis, parsisiųsiu ir ištrinsiu. Tai tą pačią dieną, kai parsisiunčiau, aišku, ten surašinėjau su keletą vaikinų, bet tiesiog supratau, kad ne man jokie vienos nakties nuotykiai ir taip toliau. Aš tokių niekada gyvenime nesu turėjus ir turbūt niekada gyvenime turėsiu, nes su kuo susirašinėjau ir kas man siūlė tokius, aš iš karto unmatch. Ir pradėjom susirašinėti su mano draugu. Jo vardas yra Niko. Ir tas pokalbis nuo pat pradžių liejosi kaip sviestas. Nu, ta prasme, žiauriai gerai. Labai buvo įdomu su juo kalbėti, labai giliom temom šnekėjom. Ir apie jo skyrybas paskutinės, kurios buvo prieš 3 metus. Ir apie mano skyrybas. Ir, ta prasme, labai suvaibinom. Ir humoro jausmas tas pats. Net nepalietėm darbo temos, iki kol mes nesusitikom. Nes mes tiesiog abudu sakėm, kad tai yra neįdomu. Kodėl mums šnekėti apie darbą, tai yra neįdomu, geriau pašnekėkim apie vertybės, apie psichologiją, apie visus šitus dalykus. Kol galiausiai susitikom
Ir labai bijojom abudu susitikti, nes labai bijojom, kad žinot, kaip kartais būna, kai susirašinėjai su žmogum, būna tai fainai, o kai susitinki, atrodo, kur visas tas vaibas dingo. Tai abudu to iš tikrųjų biškį bijojom, bet susitikus viskas buvo dar geriau. Na ir pradėjom taip susitikinėti. Ir iš tikrųjų aš jam pati pasakiau pačiai pradžiai, nes man buvo labai sunku prisileisti jį iš dalies ir turėjau labai daug išsigalvojimų ir visą kitą, nes tiesiog po mano praeitų santykių liko tokia traumelė širdį. Aš jam sakiau, kad prašau tik neskubam, aš nenoriu, prašau nesiūlyk man draugauti, ten visą kitą ir taip toliau. Bet galiausiai, žinokit, irgi long story short, įvyko kaip įvyko ir mes po nepilno mėnesio gal pradėjom draugauti. Visiškai įvyko kitaip, nei kad aš planavau savo galvoj, bet aš esu tokia laiminga ir viskas taip iš tikrųjų natūraliai susidėliojo. Tai viskas dar yra labai anksti, labai šviežia ir žinau, kad yra labai anksti sakyti, kad čia mano gyvenimo vyras, nes tikrai to negaliu užtikrinti, bet šią minutę esu laiminga ir tiesiog ketinu džiaugtis tuo, kol tai tęsis. Ir labai tikiuosi, kad tai tęsis labai ilgai. Nes pačiai pradžiai buvo tas toks, kad jeigu tas oigonas, tai gal jis čia po kažkiek laiko pasirodys, kad jis yra nenormalus, nes mano buvęs irgi labai pačiai pradžiai atrodė fainas, mielas ir ten visoks, koks tik norėjo. Vėliau pradėjo pabiškį lysti narcisistiškos jo savybės, toksiškumas ir taip toliau. Tai sakiau, bus taip ir su šitu ir taip toliau, bet tada galvoju, Monika, tu tiesiog atsipalaiduok ir priimk tai, kas yra. Ta prasme, jeigu dabar viskas yra gerai ir džiaukis tuo. Kai bus blogai, tada bus tavo tuometinė problema. Tai kol kas yra viskas gerai, vienintelis dalykas yra tas, kad man šiuo metu yra labai sudėtinga priimti visą tai, tą sveiką mūsų santykį. Gerą komunikaciją, išklausimą, bendravimą. Tarsime, viskas yra taip sveika ir taip natūralu, kad man išėjus po tokių santykių, kokiuose aš buvau, yra labai sunku priimti tai ir neieškoti kažkokių kabliukų. Čia kaip yra tie postai, kur sako, iš toksiškų santykių yra labai sunku pereiti į sveikus. Tai tikrai galiu pasakyti, kad čia yra tiesa. Mano draugas man labai padeda, tai aš manau, kad viskas bus labai gerai. Dabar turbūt skambėsiu labai naiviai papasakojus šitą istoriją, bet turėkite omeny, kad aš jums labai sutrumpinu viską. Nes jeigu aš čia pasakočiau kiekvieną detalę, tai vaikai klausytumėt jūs labai ilgai. Vienas dalykas, žinokit, kurį supratau čia būdama, tai kad aš visai neįdegsiu. Ta prasme, aš nesuprantu kaip. Mano veidas gal vos kažkiek ir įdegė, bet šiaip aš neįdeginos, o kai deginos, manęs atrodo saulė neima. Man atrodo, aš išvažiuosiu iš čia tokia pati, kokia ir atvažiavau. Tai žinokit, parėjau namo, nes nusprendžiau, kad man reikia susitvarkyti ir pabaigti visus reikalus ties rytojaus kelionę į Vietnamą, vizos, hosteliai, visi autobusai, vien žodžiu. Mano Gmailą atsidaręs, tai yra tiesiog booking confirmed, booking confirmed, booking confirmed, booking confirmed. Ta prasme, kiek reikalų ir kiek pinigų išleidau, tai siaubas. Tai dabar man parašė tas vaikinas, kurį šiandien sutikau ten, kur sakiau, kad filmavo. Tai nežinau, ar aš su juo eisiu pasivaikščioti ir gal kažko atsigerti, ar galbūt eisiu viena. Bet žodžiu, nusprendžiau dar nueiti iki miesto, dar šiek tiek pasivaikščioti, tada grįžti namo, išsimiegoti ir pradėti kelionę rytoj į naują vietą. Nu ką, einam paslampinėti po naktinį Koh Tao. Pamačiau tuos blynelius ir o Jėzus kaip ten skaniai buvo. Ką tik pamačiau ir galvoju gal masažą nueiti, bet nežinau, nes jaučiu labai ilgas eilės. Tai palauksiu, kol ateis ir paklausiu. Tai vis dėlto masažą negavau, už tai, kad buvo labai ilgas eilės laukti, bet nuėjau į Ladyboy show. Buvo labai įdomu, tokia gera nuotaika, labai gražiai ten šoko, pasirodė, biškį apsinuogino, dabar prisižiūrėjau, tai visko. Tai jau išėjau, ten pabuvau gal už pusvalandžio kokią ir nusprendžiau su tuo vaikinu nesutikti, ar ten su tais vaikinais, nežinau. Tai kadangi jau yra gan vėlu, grįžtu namo, biškį pasipakuosiu ir eisiu
jau miegoti, nes rytoj vis tiek anksti keltis. Tai iš tikrųjų manau, kad mes jau čia turbūt galim ir atsisveikinti, nes namie grįžusi šiek tiek apsitvarkysiu ir jaučiu krisiu į lovą, nes rytoj reikia anksti keltis. Ačiū labai, kad žiūrėjote šitą vlogą, tikiuosi, kad patiko. Susitiksime kitame. Ciao.